Iš pradžių molis priešinasi. Jis šaltas, drėgnas ir tylus. Tačiau su kiekvienu puodžiaus judesiu ir prisilietimu jis atgyja. Kaip ir žmogui, moliui reikia širdies šilumos. Tada jis atsiveria ir pasiduoda. Siela – tai vieta, kur viskas vyksta lėčiau. Čia žmonės gyvena darnoje su gamta. Čia nėra triukšmo, skubėjimo ar įtampos, todėl čia jaučiamas žmogiškas švelnumas, kuris įsipina į vingiuotas sielos upes, kelius, takelius ir vienkiemius. Molinio indo kūrimas – tai tylus dialogas tarp žmogaus ir žemės. Nėra dviejų vienodų indų, nes kiekvienas puodžiaus prisilietimas kuria unikalią istoriją. Raštai ant molinių indų nėra atsitiktiniai. Kiekviena linija, taškas ar įspaudas įkūnija ritmą, tvarką ir gamtos pusiausvyrą. Į molį įpinta istorija gyvena ir po mūsų. Sieloje gausu istorinių liudijimų. Čia galima užkopti į senus piliakalnius, grožėtis nuostabiais dvarais, pilimis ir bažnyčiomis. Muziejai kviečia pažinti galingas sielių gyvenimo istorijas. Kiekviena vieta tarsi atminties gija. Atidarius krosnį, orą užlieja ypatinga energija. Atrodo, kad molinis indas nekantrauja vėl sutikti savo kūrėją. Ugnis taip pat suteikia moliui kvėpavimą. Sukurtas raštas gali gauti visai kitas spalvas. Linijos gali susilieti į naujas formas. Sieloje yra vietų, kur tyla užlieja ir jauti, kaip platus laukai bei miškai kvėpuoja savo ritmu, lėtai šaukdami vėjyje. Baigęs darbą, meistras jaučia ir pasitenkinimą, ir ramybę. Molinis indas dabar pasiruošęs tapti žmogaus kasdienybės dalimi. Čia viskas gimsta lėtai, su meistriškomis rankomis, gamtos galia ir sielos nuoširdumu. Jei ieškai vietos, kur gali atrasti sielos ramybę, žinok, siela tavęs jau laukia.